Trys požymiai, kad cukraus kiekis kraujyje padidėjęs. Pirmasis tai yra stiprus troškulys ir dažnas šlapinimasis. Kai gliukozės kiekis kraujyje pakyla, inkstams tenka intensyviau dirbti ir sutrinka ląstelių energijos gamyba. Inkstai dirba intensyviai, kad išfiltruotų iš kraujo padidėjusį gliukozės kiekį. Gliukozė išeidama iš organizmo pritraukia vandens, todėl padažnėja šlapinimasis. O kūnas, norėdamas atstatyti prarasto vandens kiekį, sukelia mums troškulį, kad mes daugiau gertume ir atstatytume vėl prarastus skysčius. Kartais gali pastebėti, kad naktį pabundi ir keliesi šlapintis arba be saiko geri didelius kiekius vandens. Ir šis ciklas gali sukelti dehidrataciją tavo kūne, jeigu nesiimsi jokių priemonių. Ir šių simptomų atpažinimas yra labai svarbus, kad tu galėtum laiku sustabdyti šitą situaciją, nes tai gali davesti iki prediabetinės būsenos. Antrasis požymis tai yra staigus nepaaiškinamas nuovargis ir energijos sumažėjimas. Padidėjęs troškulys ir šlapinamasis tai yra išoriniai padidėjusio cukraus kiekio simptomai. Vidinės energijos sistemos taip pat kenčia nuo šito sutrikimo. Kai cukraus kiekis kraujyje padidėja, ląstelėms sunkiau gauti kuro, tai yra gliukozės, ir ši būsena gali sukelti nuovargį ir netikėtus energijos smukimus. Žmonės pasakoja šitą būseną arba apibūdina kaip staigų išsekimą, energijos netekimą, sunkumą susikaupti ir didžiulį norą ilsėtis, ypatingai po valgio, kuriame buvo daug paprastųjų angliavandenių, o paprastieji angliavandeniai tai yra baltų miltų produktai, kaip bandelės, sausainiai su visais pagardais iš cukraus šokolado arba cukraus glaistais. Jie yra greitai suvirškinami, energijos lygis greitai pakyla, bet jis greitai ir nusileidžia. Todėl šitą būseną labiau išbalansuoja cukraus kiekį kraujyje ir sustiprina nuovargio simptomus. Trečiasis požymis tai yra neryškus matymas ir galvos skausmai. Gliukozės kiekio kraujyje svyravimai gali tiesiogiai paveikti mūsų neurologinę funkciją. Todėl daugeliu žmonių, kurių cukraus kiekis yra nestabilus, pasireiškia neryškus matymas ir galvos skausmas. Gliukozės kiekiui kraujyje padidėjus, akies lęšiukas gali įsiplėsti ir iškreipti regėjimą. Šis neryškus matymas išnyksta, kai cukraus kiekis kraujyje vėl sumažėja. Su cukraus kiekio padidėjimu susiję ir galvos skausmai. Dažnai pasireiškia tokiu tampriu, pulsuojančiu skausmu per kaktą arba smilkiniuose. Šie galvos skausmai atsiranda dėl dehidratacijos, tai yra mažo skysčių kiekio kūne, ir uždegiminių reakcijų, nes cukrus sukelia uždegiminės reakcijas. Fiksuokit tada šituos simptomus, kada jie pasireiškia, ar valgant, ar po valgio ir kiek laiko praėjus. Jei norite sužinoti apie kitas energijos praradimo priežastis ir kaip galima iš to užburto rato išeiti, kviečiu Jūs rugsėjo 11 dieną į mano nemokamą webinarą, kaip nuovargis veda mus prie šaldytuvo.